Pirmo tipo diabetas man buvo diagnozuotas 2011 metais, tai jau sergu virš 12 metų. Pajutau keletą tokių simptomų, nežinodamas, kad tai yra diabeto simptomai. Svorio kritimas, troškinimas ir skysčių vartojimas, dažnesnis vaikščiojimas į tualetą. Teko suprasti, kad tu turi diabetą, ko aš nepavadinčiau liga, bet sakyčiau, gyvenimo būdas, kuris tau sąlygoja, kad tu turi labiau pasižiūrėti mitybą, biškį pradėti skaičiuoti, ką valgai, kad atitinkamai galėtum pasiskaičiuoti, kiek reikia susileisti insulino tam suvalgytam kiekiui maisto. Visokių buvo etapų gydymo. Pirmiausia, gavau peną su insulinu, kur reikėdavo leistis į pilvą insulino kiekvieną kartą prieš vartojant angliavandenius. Tam, kad pamatyti, koks tavo yra cukrus, reikėdavo badytis pirštą ir kraujo mini tyrimėlius darytis ir tokiu būdu žinoti, koks yra cukrus kraujyje. Mūsų šeimoje iki manęs nėra duomenų, kad kažkas būtų sirgęs cukriniu diabetu. Šiais metais buvo diagnozuotas cukrinis diabetas ir mūsų 9 metų dukrai. Praktiškai dabar esame dviese šitam klubelyje diabetikų. Endokrinologai iš karto pasakė, kad vaikams yra daug paprasčiau gyventi gyvenimą su pompa. Kad žinotum, kaip reikės padėti dukrai, tai nusprendžiau, kad atėjo laikas ir man išbandyti. Ir iš tikrųjų po turbūt 2 savaičių supratau, kad tai yra daug didesnė gyvenimo kokybė gyventi su pompa, nežiūrint į tai, kad jinai visą laiką yra pririšta prie tavo kūno. Šita pompa turi kelias pagrindinės funkcijas. Tu nuotoliu gali stebėti telefone cukraus kiekį kraujyje, tada jinai automatiškai, esant cukraus kritimui, stabdo papildomą leidimą insulino. Jeigu yra aukštesnis tavo negu normos numatytos cukrus kraujyje, tai jinai automatiškai papildomai suleidžia insulino tam, kad išlaikyti ribose cukrų. Taip pat jinai turi funkciją kaupti duomenis apie tavo kraujo parodymus ir suleisto insulino kiekį, ir tai padeda nuvykus pas endokrinologą išsitraukti už praėjusį laikotarpį duomenis ir išsianalizuoti ir imtis priemonių, ką daryti į ateitį.